Vertinant naują verslą yra du patys svarbiausi dalykai, ką reikia įvertinti. Tai pirmas dalykas tai yra potencialas. Kokio dydžio yra potencialas? Kiek galimai klientų tas verslas gali turėti? Tai jeigu tas potencialas yra didelis, tai verslas bus sėkmingas ir geras, vienas iš komponentų gero sėkmingo verslo. Jeigu potencialas būtų mažas, tada klausimas, ar vertėtų užsiimti. Mes šiandieną kalbėsime apie potencialą verslo, kuris teikia produktus, kurių reikia 95 procentam Europos, Jungtinių valstijų, Kanados gyventojų. Tai yra 1 milijardo žmonių rinkoje 95 procentam reikia arba 19 iš 20 jūsų pažįstamų žmonių. Tai sutikit, kad potencialas yra tiesiog milžiniškas ir neišsemiamas per visą likusį jūsų gyvenimą. O antras dalykas, ką labai svarbu įvertinti, vertinant naują verslą, tai yra konkurencinis pranašumas. Jeigu tas verslas teikia paslaugą arba produktą, koks to produkto arba paslaugos konkurencinis pranašumas prieš kitus rinkoje esančius paslaugas arba produktus. Tai šiandien tai, ką jūs pamatysite, mes kalbėsime apie du dalykus, apie potencialą, apie konkurencinį pranašumą ir apie verslo modelį. Vienas iš produktų, su kuriuo mes dirbame, su Zinzino kompanija, ir apie jį aš labai trumpai pasakysiu, yra kava. Tai yra viena kokybiškiausių pasaulio kavų. Vėlgi grįžkime prie potencialo. Ar daug žmonių galimai gers kavą per ateinančius 10, 20, 30 metų? Labai daug, didelis procentas. Gal iš 10,6, gal iš 10,7. Antras klausimas, ar mes turim konkurencinį pranašumą? Taip, mes jį turime. Mes parduodame vieną kokybiškiausių pasaulio kavų. Čia skaidrėje yra Monako pagrindinė aikštė ir maždaug šitoj vietoj yra Café de Paris Monake. Šitoj kavinėje parduodama šitos kavos, kurią mes parduodam, apie 500,000 puodelių kas metai. Ir kaip suprantat, Monake tam tikra auditorija ateina gerti tos kavos. Čia šalia yra parodyti keli šefai, vieni garsiausių pasaulyje, kurie savo restoranuose pateikia šitą kavą, apmokina baristą daryti kavą ir tai laiko kaip viena geriausių kavų. Tai toks mūsų konkurencinis pranašumas. Taip, tai nėra pigiausia kava, jinai kainuoja, jinai yra brangesnė negu vidutinio lygio kava, tačiau taip ir turi būti. Tai yra labai kokybiška. Ir ties tuo aš neapsistoju, einu toliau. Šiuo metu mes kavos parduodam apie 20 procentų, 80 procentų mes dirbame sveikatos srityje ir kuo toliau tas procentas didėja. Sveikatos srityje mes pastebėjome vieną dalyką, kad kažkas tai buvo pražiūrėta, kažkas tai įvyko ne taip žmonijos kelyje, dėl to, kad vakarų pasaulis, tiek Europa, tiek Jungtinės valstijos, vis daugiau ir daugiau pinigų išleidžia per vieną, kaip sako, per vieną galvą. Ne tik galvą ir kūną. Pinigų išleidžia sveikatos priežiūrai. Ir išlaikyti sveikatą, ir sveikatingumo klubų daugėja, ir sporto klubų daugėja, ir visokiausių priemonių išlaikyti, atjauninti ir panašiai. O sveikatos irgi daugėja, ar ne? Sveikatos nedaugėja. Sveikatos mažėja, daugėja problemų su sveikata. Ir paaiškėjo, dirbant su mokslininkais, kad yra atrasta viena ypatingai svarbi sritis. Ir šiuo metu tai tapo mūsų pagrindinė veiklos sritis. Tai yra maisto riebalai. Mes gerokai per daug suvalgome taip vadinamų omega-6 riebalų ir gerokai per mažai suvalgome omega-3 riebalų. Ir trumpai omega-6 riebalai tai yra sausumos kilmės riebalai, grūdai, iš grūdų miltai, blyneliai, pyragaitis, duona, pica ir taip toliau. Kukurūzai, soja, iš jų gaminami pašarai, valgo gyvuliai. Taip pat ir žuvis, kuri gyvena narvuose. Norvegijai
to, ko niekada anksčiau nėra buvę. Taip kad šių medžiagų vis daugėja ir daugėja suvalgymas, o omega-3 vis mažėja ir mažėja. Genetinė norma šių medžiagų yra 1:1. Taip mes buvome genetiškai sukurti. Na ir yra tam tikros tolerancijos ribos. Iki 60 metų buvo apie 4:1. Šiuo metu yra Skandinavijoje apie 12:1. Lietuvoje yra apie 14:1. Europoje 15:1. Jungtinėse valstijose 25:1. Tokia yra padėtis. Nors rekomendacijos Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ES teisės aktuose yra aiškiai nurodyta, kad normos ribos yra nuo 2:1 iki 5:1. Kitaip tariant, šitoj srityje yra didžiulė problema. Neatitinka žmonių testai normos ribų. Na ir buvo atrastas sprendimas, mokslininkų darbo pasekmė. Tai yra, kad buvo surastas mišinys medžiagų, šiuo metu jis yra vadinamas balanso aliejus ir jisai yra parduodamas tik tai per Zinzino kompaniją. Ir čia jau aš dabar pradedu kalbėti apie milžinišką konkurencinį pranašumą ir apie potencialą, vėlgi grįžkim, potencialas, kiek žmonių reikėtų balanso aliejaus ir koks balanso aliejaus konkurencinis pranašumas prieš kitus omega-3 produktus rinkoje. Taigi, testai yra geriausias, objektyviausias ir faktinis įrodymas, kaip iš tikrųjų yra. Ir šitoj skaidrėje yra atsakymai ir į potencialą klausimą, ir į konkurencinio pranašumą. Taigi, potencialas. Tik 5% žmonių testai iš beveik 100 000 ištirtųjų, nepriklausomoje laboratorijoje, Norvegijoje, jų testai tik 5% parodė normos ribose esančius riebalus, jų kūno viduje. Tuo tarpu 95% žmonių ištirtųjų iš beveik 100 000, 14 šalių, parodė viršijančius normas rodiklius. Ir iš jų 75% nevartojo jokių omega-3 papildų, tačiau 20% visų ištirtųjų vartojo omega-3 papildus. Omega-3 yra vienas labiausiai parduodamų papildų visame pasaulyje, jeigu ne didžiausia kiekiai ir didžiausia apyvarta kuriantis papildas visame pasaulyje. 20%, kas 5 žmogus, kurį jūs pažįstate, galimai vartoja omega-3 papildų. Tai koks yra potencialas? Dar kartą 95% yra potencialas, o iš jų 20% iš 100, tai yra kas 5 jau vartoja papildus ir negauna rezultato, kurio jisai galimai tikisi arba kurio net nežino, kad tikisi, nes yra per mažai informuotas. Tai mes galime informuoti apie Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir apie statistiką tyrimų ir apie balanso aliejaus pasiektą rezultatą, kuris yra 95% iš beveik 50 000 vartojusiųjų grįžo į 3:1. Tai yra į visuose teisės aktuose nurodytus normos rodiklius. Taigi šitą skaidrę atsako ir į potencialo klausimą, ir į konkurencinio pranašumą. Ir kai kas manęs klausia kartais, tai gal nieko tokio, jeigu aš viršysiu tos 5:1. Ir atsakymas yra šitoje skaidrėje. Čia tai, ką mes pateikėme, yra tik aisbergo viršūnė, tai yra tik tai, kas labiausiai matoma ir labiausiai dokumentuota. Tai yra optimali smegenų veikla, yra įmanoma tik tai tuose rėžiuose, tarp 2:1 ir 5:1. Širdies normali veikla ir kad būtų naudinga širdžiai, tik tai tuose rėžiuose nuo 2:1 iki 5:1. Imuninė sistema veikia normaliai tik tai tuose rėžiuose. Rega, kraujo spūdis, raumenų veikla, elastinga oda, kas yra svarbu ir moterim, ir vyram, ląstelių funkcijos, oksidacinis stresas, plaukai ir nagai, kaulų struktūra. Kaip minėjau, tai yra maža dalis visų poveikių. Taigi, grįžkim dar kartelį, 95%, 19 iš 20 žmonių, kuriuos jūs pažįstat, ar jie norėtų šituos rodiklius turėti normos ribose,
ar už normos ribos. Nes 19 iš 20 šiuo metu rodikliai yra už normos ribų. Taigi potencialas yra tiesiog milžiniškas ir, kaip mes sakom, jau bado akis. Eikim į priekį. Balanso sprendimai yra keli, naudojant tą patį medžiagų mišinį. Balanso aliejus, kaip matom, štai čia yra rutuliukas, tačiau tą patį riebalų mišinį naudojant buvo sukurtas unikalus sprendimas, tai yra vandenyje tirpstantis balanso aliejus. Jis buvo pavadintas Balance Aqua X. Ir vaikam tai yra tiesiog tobulas sprendimas, jeigu nesusikalbant su vaiku, kad gertų į aliejų panašų aliejų, tai tada vandenyje tirpstantį galima įmaišyti sultis, apelsinų sultis ir net nepajaus vaikas, kad jį išgėrė. Ar į jogurtą, ar į bet kokį šaltą maistą, karštis gadina veikliąsias medžiagas, turėkite omeny. Šaltą tik tai maistą arba vėjų. Na, Europos maisto saugumo institucija leidžia mums balanso aliejų, per balanso aliejų duoti omega-3 iki 5 gramų per dieną ir patvirtina, kad mūsų polifenoliai esantis balanso aliejuje yra ypatingai svarbus mūsų kūno normaliai veiklai. Taip kad daugybė parametrų yra, kuom yra naudinga balanso aliejus. Kitas sprendimas, kurį mes siūlome, ir vėlgi kalbėsiu apie potencialą ir apie konkurencinį pranašumą. Dauguma žmonių, kurie turi viršsvorio, norėtų to viršsvorio atsikratyti. O procentas turinčių viršsvorį vis didėja. Priežastis yra labai paprasta. Mūsų fizinis krūvis sumažėjo, o angliavandenių kiekis išaugo, o statybinių medžiagų kiekiai sumažėjo maiste. Tai yra sprogstantis mišinys. Tai mes rekomenduojame padidinti ir fizinį krūvį, tačiau čia jau pačio žmogaus yra sprendimas, bet tuo pačiu mes pateikėme sprendimą vadinamą linčiai, kuriame yra maistas su labai mažu angliavandenių kiekiu ir labai dideliu statybinių medžiagų kiekiu. Tai šitą maistą, maišant su tarpais, su tuo maistu, kurį mes pripratę valgyti šiandienai, mes gauname žymiai geresnį medžiagų balansą ir žymiai mažesnį angliavandenių kiekį. Tai tokį sprendimą mes rekomenduojame žmonėms, kurie norėtų atsikratyti 1-2 kilogramo ir mes jau įrodėme tai daugybę kartų ir savo pavyzdžių, ir savo artimųjų pavyzdžių, kad tai veikia ir veikia labai efektyviai. Taigi vėl, potencialas yra milžiniškas, kiek žmonių norėtų tai padaryti, konkurencinis pranašumas. Šitas produktas buvo pagamintas tam tikrų būdų. Į laboratoriją buvo sunešta, kiek tik tai rankos pasiekė šeikų parduodamų pasaulyje, kokteilių, maisto pakeitimo kokteilių. Ir buvo duota užduotis mokslininkam surasti, ką būtų įmanoma pagerinti. Ir aš jums galiu pasakyti, atsakymas buvo vienareikšmis. Daugelėje maisto pakeitimo kokteilių buvo mokslininkų ištirta, kad yra gerokai per daug angliavandenių vis dar. Tai yra labai pigi medžiaga ir labai gerai užpildo tūrį. Iš esmės tai yra cukrus, galima būtų taip sakyti. Tai yra labai nenaudinga sveikatai, netgi, sakyčiau, galbūt žalinga. Tai šitas ingredientas buvo pašalintas visiškai iš linčeiko ir buvo sudėta kitų medžiagų, kurių mums iš tikrųjų labiau žymiai reikia. Tai yra skaidulos. Tai yra, beje, dar būtų gerai neapsigauti, kai kurie maisto pakeitimo kokteiliai teigia, kad jie turi skaidulų. Tačiau jeigu padarytumėt tyrimus, rastumėt, kad ne visuose juose iš tikrųjų yra tiek skaidulų, kiek jie teigia. Kai kuriuose yra galbūt cukrus vis tik tai tenai, o ne skaidulos. Tai taip, kad šitas kokteilis, mes už jį pilnai atsakom, tai yra labai geras medžiagų mišinys ir jisai tikrai veikia. Vėlgi, tai konkurencinis pranašumas yra, potencialas yra. Na ir dabar pereiname jau prie pačio verslo modelio, kaip tas verslas daromas yra, kokia yra kompanija, kokie patikimumo rodikliai, nes jau po to išsiaiškinom potencialą, išsiaiškinom konkurencinį pranašumą, išsiaiškinom. Dabar reikia pasižiūrėti, kas yra kompanija, kuri parduoda. Jos pavadinimas yra Zinzino,
pagrindinis ofisas Göteborge Švedijoje, dar vienas ofisas yra Jupiter, Floridoje. Yra keletą papildomų pagalbos ofisų, tai yra dirbantiesiems telefoninė pagalba, kompiuteryje, jeigu kažkas kažko nesusigaudom arba neteisingai užregistruoti duomenys ar panašiai. Tai yra Latvijoje ir Suomijoje ir tų ofisų daugės toliau. Patikimumas yra milžiniškas dėl to, kad Nasdaq yra vertybinių popierių birža Stokholmo. Jai priklauso ir Zinzino kompanija kaip akcinė bendrovė. Akcijomis yra prekiaujama viešai. Plėtros rodikliai ir visi kiti finansiniai, visi rodikliai visiškai skaidriai yra pateikiami per Nasdaq, galite susirasti. Plėtros rodiklis yra virš 50% kas metai padidinama vartotojų skaičius ir apyvarta. Praeiti metai yra išimtis, plėtros rodiklis buvo mažesnis dėl milžiniškų paruošiamųjų darbų dar didesniai plėtrai. Buvo pakeista elektroninė sistema visa ir buvo pridėta prie 14 jau esamų šalių, čia net neminima skaidrė, dar papildomai, kiek čia tų šalių dabar gaunasi, 16 plus 3, 20 šalių. Tai dar prieš metus mes dirbome 14 šalių, šiuo metu mes dirbame 33 šalyse. Įsivaizduokit, kiek darbo reikėjo padaryti. Tai dėl to plėtros rodiklis buvo lėtesnis. Nuo šių metų, tai yra nuo 16 galo ir 17 metų, mes skelbėme milžinišką plėtros etapą. Tai yra tokį, kokio galbūt mes dar niekada neturėjome. Gali būti, kad mes dvigubinsim rodiklius. Ir mūsų tikslas yra iki 2020 metų 1 milijonas vartotojų, kas yra labai, labai nedaug. Mes dirbame 1 milijardo žmonių rinkoje. 1 milijonas tarp milijardo žmonių tai yra 0,1%. Tik tai. Taip, kad mūsų tikslai galėtų būti ir ambicingesni kartu su jumis. Taigi, kompanija švedų, su švediška darbo etika, mes labai ją džiaugiamės, galiu pasakyti keletą parametrų. Viena, tai atlyginimas dirbantiesiems yra mokamas kas savaitę, ne kas mėnesį. Ir per visą istoriją, man jau teko kompanijoje tenka dirbti 5 metus, per visą šitą laiką nebuvo nei vienos savaitės, nei vienos dienos vėlavimo išmokėjimo. Visus kartus buvo išmokėtas tiksliai tiek, kiek yra paskaičiuota ir tiksliai tą dieną, kas yra kai kuriuose šalyse naujovė. Mes kartais pasiekėm ir pasidžiaugiam tuo. Na ir gamybos patikimumo rodikliai, balanso aliejaus ir linčeiko. Zinzino jau turi savo gamyklas ir juose yra gaminami produktai, tai yra pilnai kontroliuojama kokybė. Ir kokybė yra pati aukščiausia. Mes iš esmės gaminame savo tos produktus ir kartu kitiem žmonėm, kurie nori jų, kurie jų ieško. Taigi mes negaminame kažkam kitiem, kai galėtume prabraukyti kažką tai ir papiginti, mes gaminame tai savo. Tai dėl to kokybė yra pati aukščiausia, kokia tai gali būti. Tai apie kompaniją tiek, eikime į priekį. Mūsų plėtros ir marketingo strategija labai skiriasi, nors gamyba, kaip jau minėjau, jeigu pažiūrėti, daugumą produktų jūs perkate vienoje ar kitoje parduotuvėje. Ir jie buvo pagaminti kažkur tai. Ir šito požiūriu Zinzino beveik nesiskiria nuo kitų gamintojų, išskyrus, kad galbūt į kokybę yra labai didelė investicija padaryta ir labai laikoma ta kokybė. Bet šiaip vyksta gamyba. O vat kaip jau žmonės sužino apie produktus ir kaip jų tų žmonių daugėja vartotojų, vat šitoje vietoje yra milžiniškas skirtumas ir sistema yra unikali. Šiandien dienai mes nežinome kitos sistemos, kuri veiktų taip. Sistema yra štai kokia. Pradžioj klientas perka produktą. Jisai sužino iš mūsų partnerių dirbančių šitoje srityje. Na, tarkim, jeigu įsivaizduot, kad aš esu partneris ir aš susitikau klientą, tai aš išaiškinu, kokie yra testų rodikliai, kokia yra statistika,
kokios yra pasiekmes blogo balanso ir gero balanso. Aš visą tai patikiu ir ne tik tai teoriją, bet ir savo asmeninę patirtį ir mano jau esamų klientų patirtį. Tai yra žymiai efektyviau, negu pamatyti kokį nors gražų veidą televizoriaus ekrane, kuris sako, pirk štai tą, pirk aną. Mes net nežinom, ar jisai iš viso bandė tą, ką rekomenduojame. O čia aš asmeniškai, mano reputacija yra šitoje vietoje, kaip sakant, pakabinta. Ir aš tikrai norėsiu, kad aš ją išlaikyčiau. Taigi klientui aš parodau, bet tai, kas vyksta toliau, yra labai įdomu. Klientas, kaip taisyklė, aš turiu daugybę labai patenkintų, laimingų klientų, kurie džiaugiasi sprendimais mūsų. Ir klientai rekomenduoja man klientus. Tai yra, tie parekomenduoti klientai yra mano klientai, niekieno kito. Bet kai aš juos registruoju, aš nurodau rekomendavusi į klientą. Ir kai aš registruoju tokių 4, mano minėtas klientas nustoja mokėti už produktą nuo kito mėnesio jau. Tik tai moka transportavimą. Ir tai yra visiškai unikalu, dėl to, kad mes padedame žmonėm vieniem per kitus sužinoti, patikėti, įsitikinti ir perduoti vieni kitiem tą žinią, tą gerą žinią, tą gerą informaciją. Na, tai taip mes darome su klientais, mes dirbame už juos, kad jie galėtų gauti nemokamai produktus. Kai kurie žmonės pasirenka tapti partneriais. Tai yra kita pozicija, kitas kontraktas. Tapęs žmogus partneriu, jeigu aš esu jo treneris, tai mes kartu su tuo žmogum einame padėti jo klientam ir jo klientų klientam. Mes darome kiekvieną žingsnį kartu ir aš tada būnu treneris. Tol, kol mano ką tik startavęs partneris yra pasiruošęs pats savarankiškai tą procesą daryti, be manęs. Tokiu būdu prasideda duplikacija. Tai reiškia, kad prasideda didėjimas skaičių, nebe aritmetinė, o geometrinė progresija. Na ir kiekvienas partneris yra apmokamas, taigi klientai gali tik nemokamai gauti produkto, partneriai gauna pajamas. Partnerių pajamos yra 18 skirtingų būdų ir komisinių plane ir aš dabar per ateinančias 3 valandas juos visus išvardinsiu. Juokauju. Iš tikrųjų aš paminėsiu keletą pradinių, o toliau gilindamiesi į šią veiklą jūs sužinosite vis daugiau ir daugiau. Vienas iš komisinių tai yra mokamas už kiekvieną rastą klientą. Tai kaip minėjau, jeigu klientas jums netgi rekomendavo klientus, tai jūs dirbate tą darbą, partneriai dirba tą darbą. Klientas gauna tik nemokamą produktą, partneris visą laiką gauna išmokas. Ir tai yra logiška, normalu ir natūralu. Partneris investuoja savo laiką ir dirba šitoje srityje ir privalo būti atlygintas ir kuo daugiau, to geriau, dėl to, kad tuo dažniau jisai tada darys šitą darbą ir tai bus naudinga visiems, tiek klientams, tiek visai žmonijai. Ir jam pačiam, aišku, taip pat. Taigi, 10 klientų turintis partneris gauna 10% nuo pirmos kliento įmokos. Na, o 100 klientų turintis partneris gauna po 30% nuo pirmos įmokos. Na, ir tokių mes neturime labai daug. Mūsų tikslas yra pradžioje 10 klientų, kad kiekvienas partneris turėtų. Ateityje mūsų tikslas, kad kiekvienas partneris, pakiltų bent jau iki 25 klientų. O 100 klientų pasirinktinai. Tie, kas yra pasiryžę eiti iki maksimumo, iki čempiono, kaip sakant, titulo, tai už 100 klientų yra papildoma premija. Ir aš siekiu tos premijos lygiai taip pat kaip kai kurie žmonės, kuriuos aš žinau, kad mes siekiam. Tiesiog dėl to, kad tai yra smagu, tai yra ir dėl tų klientų, ir dėl savęs. Nes tokiam žmogui, kuris jau turi 100 klientų, yra išmokama papildoma 10 000 eurų premija. Eikime į priekį, tai yra vienas iš komisinių. Vėliau parodysiu daugiau komisinių. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip startuoja partneris. Ir kai partneris startuoja, pas mus registracija į partnerius yra nemokama. Jis nieko nekainuoja, nors partneris pradeda naudotis
milžiniškomis investicijomis iš karto, kurios buvo padarytos iki jo. Gamyba, milžiniškos investicijos, milijonai eurų, jau yra sutvarkyta. Pagamintas produktas taip pat kainuoja, jį sandėliuoti kainuoja. Visa tai jau yra sutvarkyta. Transportavimą reikia susitarti su logistikos kompanija ir tai jau taip pat yra sutvarkyta. Finansai yra skaičiuojami. Zinzino kompanija atlieka didelę dalį labai sudėtingų darbų ir visą tai mes galime tuo naudotis nemokamai, tapdami partneriu. Tačiau mes rekomenduojame startuojant, tampant partneriu, vis tik tai išleisti šiek tiek pinigų dėl savęs pačio ir įsigyti produktų. Ir produktai yra keletas komplektų, kadangi mes startuodami dar iki galo nežinome, ko mums reikia ir kiek, tai yra sukomplektuoti komplektai. Tai yra mažiausias komplektas, rinkinys, vadinamas Basic Body Kit. Jame yra 6 valandos mokymo medžiagos, tai yra kompaktai. Vien už tas 6 valandas būtų galima sumokėti, kiek visas tas rinkinys kainuoja. Tai yra mokymo medžiaga apie šį verslą. Ir čia mes turime žmonių, kas perklausė ir labai džiaugiasi. Yra bukletai, kurių reikia darbui. Info Zinzino, tai yra bukletai, kuriuose yra skaidrės, labai panašios į tas, kurias aš dabar rodau. Šitas bukletas yra skirtas susitikime su potencialiu partneriu. Express Start tai yra knygutė, kurioje yra aprašytos visos verslo operacijos. Tai yra žinynas, kaip daryti šitą verslą. Labai rekomenduojame esamiem partneriam persiskaityti, o naujai startuojančiam tai yra tiesiog būtina jį turėti. Kliento brošiūros ir balanso produktų katalogai, šitų reikia, kai mes dirbame su klientais. Mes rodome, pirmoji daly mes turėjome klientinį parodymą, kaip mes dirbame su klientais. Taigi kliento brošiūrose yra tos pačios skaidrės, kurias mes rodėme ekrane. Taigi visa ši medžiaga yra būtina darbui, o taip pat yra ir rinkinys, kuriame yra balanso testas ir partneriui be jokios abejonės reikėtų pasidaryti testą, kad jis žinotų savo rodiklį. Nes jisai rekomenduoja klientui ne dėl to, kad kažkas tai kitas rekomenduoja, tai rekomenduoja jisai ir per savo patirtį taip pat. Taigi yra ir 2,5 mėnesio yra balanso aliejaus. Taigi milžinišką vertę turintis rinkinys ir jam yra pritaikyta 32% nuolaida nuo standartinių kainų dėl starto, paskatinimas partnerių įsigyti. Tačiau tai nėra tai, ką mes labiausiai rekomenduojame. Čia yra, jeigu jau finansai labai, kaip sakant, ant ribos, tai mes tokiu atveju tik tai renkamės šį rinkinį. Antras rinkinys taip pat nėra tai, ką mes labiausiai rekomenduojame, bet jame yra pridėta žymiai daugiau. Iškai yra mokymosi rinkinys, viskas tas pats, ką jau minėjau pirmam rinkinyje. Antras dalykas tai yra balanso rinkinys, tai yra dėžutė su 2,5 mėnesio balanso aliejaus ir testų. Ir papildomai yra visų produktų mėginiai. Tai yra ir Lean Shake, ir Extend, ir Protect, yra zinobiotikai, tai yra visokiausių produktų, su kuriais mes dirbame, pavyzdžiai. Tai žmogus, kuris startuoja verslą ir investicijos nereikia daryti labai didelės, tai yra logiška bent jau šitą rinkinį turėti ir išsibandyti visus produktus. Ir 38% nuolaida, tai yra milžiniška nuolaida. Ir trečias rinkinys ir pats mūsų labiausiai rekomenduojamas ir mano asmeniškai mėgstamiausias, tai yra, kuriame yra ir mokymosi rinkinys, 2 balanso rinkiniai. Tai reiškia, kad vieną mes panaudojam savo, pasidarom testą, pradedam gerti balanso aliejų. Antrą, mes turime parodyti, kas labai gerai priimama yra klientų. Kai klientai pamato tą gražią dėžutę, kartais jie tiesiog ne vien dėl jos jau nori, gal mes tokie esam, žmonės mums patinka gražus daiktai. Tai yra labai svarbu. Ir mėginių yra ne tik tai, kad pasibandyti savo, bet mes turime produkto, jeigu klientas, kuris nors sugalvotų dabar pat nusipirkti Lean Shake'o, pavyzdžiui. Man taip dažnai nutinka,
dėl to, kad kartais žmogus sako, gal turi, aš nespėjau užsisakyti ir aš visą laiką turiu, aišku. Taip, kad su šituo rinkiniu mes kalbam apie verslą dabar, mes kalbam ne apie buvimą klientų. Versle mes visą laiką žiūrim, kaip greičiau atsipirkti tai, ką mes įdėjome. Su šito rinkiniu jūsų atsipirkimas bus pats greičiausias. Dėl to, kad šitam rinkinį jūs dalį tų produktų parduosite už standartinę kainą. Tai jūsų kaina bus 48% mažesnė. Tai yra tikrai pats geriausias sprendimas. Eikime į priekį. Kas mėnesį partneris gali pirkti produktų savo, gali už juos ir nemokėti, dėl to, kad partneriam taip pat galioja Zinzino nemokamai koncepcija. Taigi yra tam tikros sąlygos, jūs jas tenai išsistudijuosite. Kaip ir klientai. Eikime į priekį. Beje, kas mėnesį be produkto į šitą partnerio siuntinį yra įdedama vėl 2 valandos mokymo mūsų verslo srityje. Taigi, čia manau, kad neadekvačiai kainos jau yra labai nedaug, kaina didesnė už produkto kainą, o yra mokomoji medžiaga. Ir toliau, kai kas manęs klausia, sako, tai kaip čia dabar tas verslas veikia, kaip čia atsiranda tie klientai. Ir štai šitą skaidrį jinai parodo, tai išaiškina, kad mes kiekvienas iš mūsų pažįstame didesnį ar mažesnį skaičių žmonių. Iš jų, kaip jau minėjau, 19 iš 20 balansas yra blogas. Taigi mes iš tų žmonių, kuriuos susirašome kaip savo pažįstamus, atsiskiriam bent jau 10 tokių, kuriuos mes matome kaip lengviausiai tampančius klientais. Kurie galbūt nenorės verslo daryti, jie tiesiog norėtų gauti produkto, pagerinti savo sveikatą. 10 atsiskiriame kaip potencialių mūsų partnerių, kurie kartu su mumis dirbs ir sieks tobulybės šitoj srity ir sieks gerų rezultatų. Ir mes kartu statysime tą verslą, galbūt vien tik tai Lietuvoje, gal vien tik tai vienam mieste, o galbūt ir visose 33 šalyse, o gal ir dar didesnėme skaičiuje šalių, nes Zinzino toliau atidarinės šalis naujas. Taigi, susitikę su šitais žmonėmis, jie apsisprendžia būti arba klientais, arba partneriais. Ir jeigu žmogus tapo klientu, mes jam išaiškiname, ką reiškia Zinzino nemokamai strategija. Ir kai klientas jau yra patenkintas savo poveikiais sveikatai, mes tada prašome jo, kad jisai mums parodytų žmonės, kuriem jisai galvoja, kad labai reikėtų tų produktų. Ir tokiu būdu mes pradedam didinti savo klientų skaičių. O partneriai, mes, kai jau pramokstame šitą darbą daryti, mes būname jų treneriais. Ir kartu su komanda, kartu su susirinkimais, kurie vyksta čia ir kituose miestuose, mes kartu pradedame mokintis ir dirbti vienu metu. Ir mokinamės, ir dirbam, ir vėl mokinamės, ir vėl dirbam. Taigi, per klientus ir per partnerius jūs pradedate gauti tiek rekomendacijų, kiek net laiko neturite su visomis jomis dirbti. Taigi, toks to verslo mechanizmas, tas ratas, kai pradeda suktis, teisingai įdarant, jūsų su kontaktais niekada nebebus rūpesčių, bus atvirkštinis rūpestis, tų kontaktų bus visą laiką per daug. Jūs tiek laiko neturėsit, kad visus apibėgioti. Ir toliau, startuojant, daugam yra įdomu, tai kiek čia galima uždirbti, koks yra geriausias rekomenduojamas planas, aš labai dažnai girdžiu tokį dalyką. Tai gerai, aš startavau, tai ką man dabar daryti? Tai mūsų rekomendacija yra tokia. Visas verslas yra dalinamas mes pateikiam čia salėje 4 etapus. Pirmas etapas yra mokymosi etapas. Kiti 3 etapai yra plėtros. Tai, ką mes pateikėme čia. Tai dabar aš kalbėsiu apie pirmą etapą, apie mokymosi etapą, tik tai, o po to mes perėsim prie plėtros etapą. Šitas etapas yra ypatingai svarbus ir netgi, iš tikrųjų, jo kokybė yra žymiai svarbesnė už laiką. Net jeigu jūs tai per ilgiau padarysit negu per 30-60 dienų,
Jeigu jūs tai padarysite labai kokybiškai, tebūnie, tai bus geresnis sprendimas negu labai greitai, bet labai nekokybiškai. Aišku, geriausias variantas yra labai greitai ir labai kokybiškai. Taigi, 30-60 dienų mokymosi etapas arba ilgesnis, jeigu kažkas tai norėtumėt lėčiau tai daryti. Pirmas žingsnis yra vadinamas bronza. Taip jau buvo pavadintas. Partneris tampa to bronziniu partneriu, kai jo struktūroje yra registruoti 4 klientai. Kaip jau minėjau, tai daro partneris su treneriu, su tuo žmogum, su mokytoju, su žmogum, kuris jau tai yra praėjęs. Jie kartu eina ir netgi galima būtų sakyti, kad treneris daro didesnę dalį darbo. Mūsų partneris tik tai susirašo sąrašą, susitarė susitikimus, bet po to kartu su treneriu. Beje, ir sąrašą galima rašytis kartu su treneriu, ir susitikimus planuoti, ir skambutį daryti susitarimą kartu treneriui prižiūrint, kad būtų kuo kokybiškesnis darbas. Kad mes nedarytume klaidų, kurias treneris jau žino seniausiai, kaip pataisyti. Taigi tai yra pats trumpiausias, geriausias kelias su treneriu, o ne pačiam. Šio etapo apmokėjimas yra 10% nuo kiekvieno kliento, kaip jau minėjau anksčiau. Mentoriaus premija, apie ją jūs sužinosite vėliau, tačiau kuo toliau jūs būsite šiame versle, tuo labiau bus svarbi mentoriaus premija. O jinai yra gaunama vieną kartą, startuojant per pirmas 30-60 dienų. Taigi tai yra labai svarbu ir papildomai apie 200 eurų pajamų. Perinam į antrą mokymosi etapą. Tai pirmas mokymosi etapas yra bronza, antras mokymosi etapas yra vadinamas silver. Silver tai yra, kai partneris turi ne tik tai, kad 4 klientus, jau jisai juos gavo tapdamas bronza, ir dar 4 partnerius. Taigi 4 partneriai, 4 klientai, silver. 375 kreditai, jeigu tai įvyko per 30 dienų. Jeigu kažko dabar nespėsite ar užsirašyti, ar suvokti, visą tai jums dar kartą pakartos ir detalizuos ir išaiškins jūsų treneris. Taip vadinamas sponsorius. 375 kreditai. Jeigu tai įvyko per pirmasis 30 dienų, yra įjungiamas bonusas, vadinamas ECB. Vėlgi, šiandien gal daugokai informacijos. ECB yra, neaiškinsiu giliau, tai vėliau išsiaiškinsit, ką tai reiškia. Iš esmės tai yra dvigubinimas jūsų išmokų nuo tiek pat darbo. Tai yra labai svarbu ir mes labai rekomenduojame įsijungti šitą ECB. Ir apie 200 eurų. Taigi, 2 etapai mokymosi. Pirmas bronza, antras silver. Trečias mokymosi etapas – prisidėti dar papildomus 6 klientus. Padidinti klientų skaičių. Ir galbūt netgi padeda tiem klientam, kurie jau pas jūs yra, tapti nemokamą Zinzino for free gaunančiais klientais. Tai tokiu būdu pasitreniruojant, padėti kitam žmogui gauti nemokamai produktų. Ir aišku, būtų gerai ir pačiam gauti nemokamai produktų, kad jūs žinotumėt, pajaustumėt, ką tai reiškia. Ir toliau, tai čia mokymosi etapas baigtas yra. Taigi mokymosi etape yra 3 punktai. Pirmas – rasti klientų. Antras – rasti partnerių. Trečias – sukurti Zinzino nemokamai. Sau, kitiem. Išmokti tai daryti. 3 punktus išmokti daryti reikia. Ir toliau mes pereiname į plėtrą. Toliau jau mes pereiname į tai, kad mes esame kvalifikuoti padėti kitam žmogui. Taigi, pirmas plėtros etapas yra vadinamas executive, kai padėjome 4 žmonėms tapti silveriais. Padėjom 4 žmonėms padaryti tai, ką patys jau padarė. Dažniausiai tai, ką patys esam padarę, jeigu mes sąžiningai darėm ir ne tik tai už mus treneris viską darė, mes tik tai žiūrėjom į laikrodį ir per langą, tai jau mes esam kvalifikuoti tai padaryti. Taip kad stebėkit mokymosi etapą, būkite atidūs, stebėkit, mokinkitės. Tada jūs lengvai padėsite kitiems žmonėms. 4 silveriai, executyvas,
3000 kreditų, vėliau sužinosit, ką tai reiškia, o pajamos executive yra 500 eurų kas mėnesį, plus, įsivaizduokit, 200 eurų telefono bonusas. Ką galima nuveikti su 200 eurų Lietuvoje? Mes juokiamės, kad tai ne tik telefono bonusas, bet gal dar ir kūro bonusas, ir gal būto bonusas, kai kam pragyvenimo bonusas. 700 eurų. 700 eurų, mano supratimu Lietuvoje, tai jau yra kažkas tai netoli minimalių, o gal net vidutinių pajamų. Taigi, čia ir tie pinigai yra mokami ne už dyką, neapsigaukit, čia yra darbas, mes dirbame čia, partneriai, mes dirbame mokindamiesi, po to dirbame mokindami kitus. Pasiryškite, tapdami partneriais, išmokti ir kvalifikuoti dirbti šitą darbą. Bet pajamos yra milžiniškos, dėl to, kad antras plėtros etapas, tai yra jūsų silveriai padeda savo komandos draugam tapti silveriais. Tai kai silveriai padeda saviems, jūsų silveriai tampa executive'ais. O va čia jau pradedam kalbėti kai kuriems žmonėm netgi apie pajamas, kurias kai kam net sunku įsivaizduoti, sunku pajausti, nes galbūt dar niekada neteko tokių pajamų gauti. Tai tos pajamos yra vadinamos deimantas, tai yra žmogus, kurio komandoje yra 4 žmonės su tuo telefono bonusu. Toks žmogus 12 000 kreditų, įsivaizduokit, mašinos bonusas 1000 eurų kiekvieną mėnesį. Su kokia mašina galėtumėt važinėti? Turėdami 1000 eurų kas mėnesį mašinai, kūrui, niekas nežiūrės, kur jūs ten išleido. Mašina turi tam tikrus kriterijus, juodos spalvos, nesenesnė kaip 6 metų. Ir lipdukas užsilipina. Taigi, jeigu pamato tokią mašiną, turėkite omeny, viduj sėdi žmogus, kuris jau perlipo šitą laiptelį. Taigi, 1000 eurų mašinos premija ir dar 3000 eurų pajamų kas mėnesį. Tai 3000 eurų. Daugeliu žmonių tai jau bus galbūt netgi svajonės išsipildymas, ko gal jie niekada net nesvajojo. Arba svajojo, bet taip neužtikrintai, kad net netikėjo, kad tai galima. Tai manoma. O čia yra tik pradžia. Kitas etapas, kai jūsų komandoje yra 4 žmonės su mašinos premija, jisai yra vadinamas crown. Pajamos yra kosminės ir aš dabar norėčiau šiek tiek padėti jums išsirūšiuoti galvoj į 3 kategorijas. O po to iš tų kategorijų galima keliauti iš vienos į kitą. Pirma kategorija bus žmonės, kuriuos jūs pažįstate, kurie pasakys, aš noriu tik tai gauti produktą. Noriu susitvarkyti balansą, noriu numesti 1 kitą kilogramą. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu dar nemokamai galėčiau gauti. Tiesiog fantastika. Ir aš tikiu, kad tokių žmonių jūs galite rasti labai daug, kurie nemokėdami už produktą norėtų įgauti. Su jūsų darbo pastangomis. Bus antra grupė žmonių, kurie norės čia prisidurti truputėlį prie atlyginimo, galbūt atostogoms, galbūt turėti kažkokį tai papildomą pajamų šaltinį, kad saugiau jaustis dėl visa ko, jeigu pagrindinis pajamų šaltinis. Ir galbūt jie nesieks netgi krauno, gal jie bus labai laimingi būdami executive'ais, kada nors iš viso. O gal netgi bus labai laimingi parduodami vieną kitą kartą vieno ar kito produkto. Ir tokių bus labai daug. Bus labai daug žmonių, kurie norės tiesiog truputėlį padirbėti, galbūt kada nors nuspręsti daugiau dirbti čia. Galbūt tiesiog dabar pasibandyti galimybę, naują dalyką, gal bendruomenė patiks, dėl to, kad mes surenkame labai daug labai gražių ir įdomių žmonių. Tiesiog kažkokių tai atras papildomų motyvų būti partneriais. Ir trečia grupė žmonių, kartais tai bus verslininkai, kartais tai bus žmonės, kurie niekada nebuvo verslininkai, bet turi labai didelės ambicijas. Tai bus žmonės, kurie sieks maksimumo čionai, sieks padėti kiek tik tai gali didesniam skaičiui žmonių. Tokie žmonės, juos mes vieną
vieną renginį ateisim, jie bus executivais, į kitą renginį ateisim, jie jau deimantai, o į kitą renginį ateisim, jie jau kraunai. Bus ir tokių. Mes jau tai stebėjome ir ne kartą. Taigi, silveris mokymosi etapas. Tai yra 4 klientai, 4 partneriai ir pasimokinam, kaip gauti tą zinzino nemokamai. Ką tai reiškia? Plėtra prasideda. Pramokom, pradedam plėtrą. Executives, 4 silveriai. Padėjom 4 žmonėm. Su trenerio pagalba. Kuo toliau, tuo lengviau darosi. 4 executivai mūsų komandoje, mes deimantais tampam. 4 deimantai, tampam kraunais. Taigi, dar kartą apibendrinu. Noriu labai pasidžiaugti, padėkoti Jums, kad esate čia, kad išklausėte atidžiai. Tikiu, kad bent jau dalį pateiktos medžiagos supratote. Jeigu kažkurio dalis dar Jums buvo ne iki galo aiški, pasikalbėkite su tuo treneriu, kuris Jums parodė šią medžiagą, kuris Jūs pakvietė čionai. Pasikalbėkite, sudarykite planą, padarykite tą planą realistišką. Tegu tai būna vieniems 10 metų planas, 7 metų planas. Tai neturėtų būti savaitės arba mėnesio planas. Ir tai neturėtų būti planas, pasižiūrėsiu, padarysiu 1-2 susitikimus, pažiūrėsiu, kaip seksis. Nes toks planas tai man skambėtų kaip sportininkas. Na, tenisą daugumą žinot, ką tai reiškia, lauko tenisas. Tai jeigu aš paimčiau dabar raketę pirmą kartą gyvenime ir sakyčiau, aš pamėginsiu porą kamuoliukų atmušti ir pažiūrėsiu, ar man važiuoti į Wimbledoną, ar kur tenai tas turnyras vyksta. Tai tikriausiai dauguma iš Jūsų juoktumėtės, tiesa? Galbūt planas turėtų būti realistiškesnis apie tai, kad aš gal pirmus metus ar pirmus mėnesius aš iš viso bandysiu pataikyti kamuolį, po to aš jau žiūrėsiu, galbūt jau pataikysiu net į priešininko aikštelę kartais, o po to jau galbūt netgi ir priešininkas kartais nebeatmuš, kai aš jau pataikysiu, o po 10 metų galbūt aš jau dalyvausiu čempionate kokiam nors. Taip kad sukurkite realistišką planą Jums. Pasverkite, kiek laiko Jūs investuosite. Žiūrėkite į tai kaip į labai rimtą verslą ir tada tai bus labai rimtas verslas, kaip tai nutiko man ir mano kelionės draugam. Čia sėdi Jonas, Nerijus, Marius, Aistis, Ramona yra, Ričardas, Raminta, mojuoja. Yra mūsų bendražygių Italija. Na, ir kiekvienam kitam mieste aš galėčiau išvardinti daugybę kitų vardų, su kuriais mes keliaujame. Italija taip pat su gražia mašina atvažiavo šiandieną. Ne? Čia mes turime žmonių šitoj salėje, kurie yra perlipę deimantų titulus. Turime žmonių, kurie yra aukščiau negu krauno titulas šitoj salėje. Ir yra executive, yra silver. Ačiū Jums labai. Šiandien paskaitą baigiame. Dabar išsimiegame gerai, o jeigu šiuo metu yra rytas, pasiimame sąrašą ir einame dirbti kartu su treneriu. Ačiū labai ir sėkmės.